šiandien didžiausias pasaulio priešas yra Rusijos imperializmas. O dabar kalbės daktarė Lilijana Astra. Norėčiau pagarsinti mūsų trijų partijų, Jaunoji Lietuva, Tautinė partija Lietuvos kelias ir Krikščioniškosios demokratijos partijos memorandumą. Didžiai gerbiamas ambasadoriau Vladimirai Čikvadze, atstovaudami mūsų neparlamentinių partijų narius, o taip pat būsimus rinkėjus šių metų rengiamuose Seimo rinkimuose, griežtai protestuojame prieš Rusijos karinius veiksmus suverenios Gruzijos teritorijoje. Paminti tarptautinės teisės principai parodo atsinaujinantį rusiškojo imperializmo recidyvą. Istorijos bėgyje atnešusi didelės politinės nelaimės bei istorinės kančias pirmiausiai pačiai rusų valstybei ir tautai. Reikalaujame tuoj pat stabdyti Rusijos karinius veiksmus, naikinant Gruzijos suverenumą. Įteikėme jums vieno žymiausių Rusijos mąstytojo Josifo Levino kūrinį Pamišėlio užrašai, kuriame nepaprastai giliai išanalizuotos tragiškos Rusijos totalitarizmo priežastis ir numatomos istorinės šios valstybės nuolatinės savigriovos pasekmės. Dar norėčiau pridurti, kad, manau, visų piketo dalyvių vardu mes labai užjaučiame pačią rusų tautą, apie kurią rašė ir mąstytojai. Tai yra didelė nelaimė puikiai ir dideliai rusų tautai, todėl kad jų politinė valdžia iš esmės degraduoja. Ir tas degradavimas, kaip matėme, šiandien tęsiasi jau, kaip skaitėt, Tbilisio bombardavimais. Todėl iš tikrųjų, jeigu laisvų Baltijos tautų valia padės Gruzijai ir be abejo aukščiausiojo valia, tai bus mūsų pareiga. Todėl dėkoju, o dabar su ponu Stanislovu turbūt ir nunešime šitą mūsų memorandumą. Alfonsas Varinskas. Dėkui. Mėly laisvės kovotojai, nuoširdžiai sveikinu ir dėkoju, kad čia radot progą susirinkti ir pareikšti užuojautą. Kada lietuvių tauta kovojo, jos vežė į pasaulinį kalėjimą į Sovietų sąjungą. Ir ten mes susitikome su gruzinais ir kitais Kaukazo ir rytų tautomis. Ir manau, kad tai išėjo mums sveikatą. Mūsų karta jau baigėsi, todėl atėjo laikas jau jums jaunesniai kartai kovoti. Mes turime užsoti kiekvieną, kuris kenčia ir yra perskėjimas. Tai įpareigojimus didysis Dievo artimų meilės įsakymas. Taigi mūsų dabar frontas yra ir viduje atgimti, ir palaikyti tuos, kurie yra skriaudžiami. Taigi, jeigu mes atliksime savo pareigą, mes padarysime gerą savo tėviniai ir visuomenė pasakys savo žodį. Taigi dabar šitas protestas eina per visą Lietuvą. Kur tik važiuosite, eisite, kalbėkite, kad rusai puola Gruziją, o po to bus mūsų eilė. Taigi va, ačiū Dievui, kad mes dar nesame žudomi, bet reikia būtinai pasiruošti ir saugti su mintimi, kad mes viską turime paaukoti ir Dievui, ir tėviniai, ir tiesai, jeigu reikės net ir savo gyvybę. Taigi melskimės, dainuokime ir kovokime. Te Dievas jums padeda. Ačiū, o dabar mes prašom, gerbiamas Sąjūdžio atstovas, taip, Sąjūdžio Vilniaus pirmininkas, prašom. Gerbėmieji, jau trečia diena, kai Gruzijoje liejasi kraujas. Nužudyti žmonės, daugybė aukų, materialiniai nuostoliai. Pasaulis ir jo didieji tyli, tačiau mes 50 metų kentę komunizmo genocidą atėjome čia išreikšti savo nuomonę, pasakyti, gerbėmieji, prašau minutės ir susikaupimo mintimi pagerbti žuvusiosius.
Ačiū. Tegul Dievas būna gailestingas aukoms. Ir mes prašome, kad Dievas padėtų rusams, jų valdžiai susiprasti. KGBistas vyriausybės poste, jo mokinys prezidentūroje. Supraskite pagaliau, kam naikinami žmonės, kuo jie nusikalto. Ir taip 50 metų iš eilės, tai 90 metų iš eilės. Komunizmas pagimdė hitlerizmą ir kartu norėjo užkariauti 39 metais pasaulį. Už poros dienų mes prisiminsime Molotovo-Ribbentropo paktą ir susikaupę kalbėsime. Šiandien mes esame išvakarėse tų Lietuvai skaudžių minučių. Su mumis šiandien kenčia Gruzija. Teisingai čia kalbėjo gerbėmieji mūsų atstovai. Artėja eilė ir kitiems. Rusai suras pretekstą paleisti ginklus į tautas ir vaidins nekaltosius. Ačiū, kad susirinkome. Ačiū jums, gerbėmieji. Kviečiame visur ir visada visiems kovoti ir padėti gruzinų tautai, padėti Čečenijai, padėti Tibetui, padėti visoms tautoms. Ačiū, kad jūs su mumis. Sveiki visi. Aš kalbu dėl to, kad esu liudininkė Lietuvos okupacijos. Man buvo 4 metai, kai įvedė rusai kariuomenę. Buvo tragedija mūsų šeimoje, o 40 metais mačiau rinkimus dėl to, kad mūsų namuose buvo mokykla ir visi rinkimai vyko pas mus. Man nesant 4 metų, aš dar nebuvau, mane supo rusų kariai suplyšę, nealkani, neturėdami ką valgyti. Ir mane supo ant kelių, o NKVDistas vienas šovė į tėvą, bet sesuo mano vyresnė už mane 6 metais atsistojo tarpe, bėgikė buvo ir vis dėlto į vaiką nešovė. O brolis mano paimtas iš 2 kurso studentas kalėjo Intoje. Ir aš jį marinau ir mirdamas pasakė, ar verta buvo kovoti dėl tokios Lietuvos. Šiandien mes esame replėse tarp agresoriaus, tarp Kaliningrado srities ir Baltarusijos. Tai yra tas pats. Ir mums grėsia, jeigu Europa šitai tylės, tai laukia mūsų tas pats. Važiavau į sodą su Rusija, jos sako, oi kokia laiminga Osetija, kad grįžo į Rusiją. Sakau, pati miela mano priėmė Lietuvos pilietybę, tai važiuok į savo tėvynę, jeigu šitau blogai. Mes turim 5 koloną. Svarbiausia, lietuviai, aš kreipiuosi visą tautą, balsuokite už tikrai patriotus Lietuvos, už dešiniuosius, ne už 5 koloną. Kuo mažiau 5 kolonos, kad pakliūtų į būsimą Seimą. O dar svarbu labai dalyką noriu pasakyti, visą taiką ir santarbę supranta kunigai. Aš birželio 22 grįžau iš piligriminės kelionės per Veneciją, Milaną, Turiną, Lurde 3 paras buvau ir kaip tik buvau atidarime futbolo čempionato ir aš kalbu prancūziškai, visur kalbėjau, visiems europiečiam kalbėjau. Ar jūs suprantat, kas yra Rusija? 20 metų aš stovėjau prieš tankus. Jūs nesuprantat, vienintelis Prancūzijos prezidentas, kuris palaiko mūsų Adamkų, nedelsiant turi Europos Sąjunga ar NATO pajėgos neutralias kariuomenę įvesti į tarpą, kad baigtųsi tas karas. Dėl to aš kalbu, kad šiandien klausiau 8 valandą žinias, bombarduojamas Tbilisis ir dabar. Tai yra tragedija. Ir jeigu Europą šitai reikia, nes mes dar replių agresorius esame. Ir mūsų tas pats laukia, jeigu Europą šitai pelsis toliau. Ačiū už labai gražius ir gerus žodžius.